Labas vakaras, gerbimieji žiūrovai. Eteryje Lietuvos televizijos informacinė laida. Šiandien 1990 birželio 15. Prieš 50 metų, 1940 birželio 15, pirmieji tarybinės armijos daliniai įžengė į nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Visi žinome 1939 metų protokolus. Juos pasirašė Molotovas ir Ribbentropas. Na, o šį protokolą, kurį mes turime savo rankose, ne visi žinote. Jis saugomas Lietuvos valstybinėme centrinėme archyve. O jį pasirašė Tarybų Sąjungos vadovybės atstovas tankų generolas Pavlov ir Lietuvos vadovybės atstovas divizijos generolas Vitkauskas. Dokumentas pasirašytas 1940 birželio 15, 23 valandą 10 minučių. Pirmame protokolo punkte išvardinti Lietuvos rajonai, miestai, kaimai, o jų 29, kur buvo dislokuoti pirmieji tarybinės armijos daliniai. O paskutinėje šio protokolo pasraipoje parašyta. Cituoju. Šioji sovietų kariuomenės dislokacija nurodytojų šiame protokole yra laikina. Galutinė sovietų kariuomenės dislokacija bus nustatyta atskirų susitarimu. Tad, rodos, nieko nėra pastovesnio už laikinumą. Šiandien Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos neeilinis posėdis, skirtas 1940 metų birželio 15 dienos įvykiams, po kurių Lietuva buvo prievartai įjungta į TSRS sudėtį. Posėdėje dalyvavo Lietuvos aukščiausiosios tarybos deputatai, buvę TSRS deputatai, Respublikos vyriausybės nariai, savivaldybių tarybų pirmininkai, o taip pat Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas, svečiai iš užsienio. Po įžanginio Broniaus Kuzmicko žodžio deputatų delegacija išvyko į Rasų kapines padėti gėlių prie kankinių kryžiaus. Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis perskaitė pranešimą Tragiški lietuvių tautos istorijos puslapiai ir nemarūs jos nepriklausomybės siekiai. Prieš pradėdamas kalbėti apie Lietuvą, apie valstybės ir tautos likimą per praėjusius 50 metų nuo tos tragiškos lietuvių tautai dienos, aš noriu pakviesti jūs prisiminti visus tuos žmonės Lietuvoje ir tolimoje šiaurėje, rytuose ir vakarų užsienyje, kurie tikėjosi, laukė, kentėjo ir kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, tačiau nesulaukė šių dienų. Pagerbkime jų atminimą. Savo kalboje apie tautą ir valstybę palietusioje Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, aukščiausiosios tarybos pirmininkas prisiminė Rainių, Panerių, Klepočių tragedijas. Šiems nusikaltimams nėra senaties termino. O viso to pradžia 1940-ieji, kai buvo sunaikinta Lietuvos valstybė. Tačiau jėga nėra teisė ir ji teisės nesukuria. Ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė pažymėjo, jog pasakyti, kad Lietuva nepriklausoma, dar maža. Reikia tą nepriklausomybę įtvirtinti. Būtent to įtvirtinimo bei pasaulinio pripažinimo pirmąjį egzaminą dabar laikome. Ir jis dar toli gražu nesibaigia. Ateityje daug spręstinų klausimų, pirmiausia su rytais. Šios dienos neeilinėme posėdėje taip pat pasisakė Respublikinės tremtinių bendrijos pirmininkas Balys Gajauskas, Klaipėdos miesto tarybos pirmininkas Vytautas Ščiapas, Joniškio rajono tarybos pirmininkas Vytautas Adomaitis. Kaip visada emocingai ir publicistiškai kalbėjo Stasys Kašauskas, aktorius Michailas Jevdokimovas ir kiti. Latvijos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojas Andris Krasniš pažymėjo, jog šis okupacijos 50-metis tai ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos tragedija. Jau taip istoriškai susiklostė, jog esame artimiausi kaimynai, tad kartu ir turime kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę. Į tribūną taip pat pakilo Estijos aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojas Ulio Nugis, Baltarusijos tarybos socialistinės Respublikos aukščiausios tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Stanislavas Šuškevičius, TSRS liaudės deputatas Sergejus Averincevas, Lenkijos Respublikos pilietinio parlamento klubo pirmininko pavaduotojas Janušas Ziulkovskis ir kiti. O aš per pertrauką užkalbinau vakar iš Krymo į Vilnių atvykusius Krymo totorių nacionalinio judėjimo organizacijos narius. Мы, выступая, протестуя против блокады Литвы, приехали как бы прорвать эту блокаду от имени своего национального движения, организации. Нас уполномочили сопроводить пожертвования, которые были собраны от нашего маленького многострадального народа. Борьба крымско-татарского народа за возвращение на свою родную землю началась очень давно. Даже в те годы, когда другие народы еще
рукоплескали многим сегодня осуждаемым актам государственной власти. Наш народ уже был под дубинками, испытывал на себе все тяготы этой власти. Поэтому сегодня мы пришли в эти трудные для Литвы минуты, хотим быть рядом с ними и поддержать их в этой их борьбе за независимость. Po pertraukos neeilinėme Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos posėdėje buvo priimti 3 dokumentai. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka perskaitė susirinkusiems Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deklaraciją, kurioje be kita ko sakoma. Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos nepriklausomybės įgyvendinimas de facto yra skubiai spręstina regioninė ir tarptautinė problema, sąlygojantis stabilumą Europoje. Atkurtos Lietuvos Respublikos vadovybė yra pasirengusi bet kuriuo metu pradėti šio klausimų dėrybas su Tarybų Sąjungos vadovybė. Su Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos laišku suvienytųjų nacijų organizacijai posėdžio dalyvių supažindino Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius. Dokumentas baigėsi tokiais žodžiais. Lietuvos Respublika kreipėsi į Suvienytųjų nacijų organizacijos saugumo tarybą ir generalinę asamblėją, tikėdamasi, kad pasaulio valstybių bendrija parems Lietuvos Respublikos ir jo žmonių teisėtus siekius. Sugrąžinkime Lietuvai žmogų, išsivadavusi iš vakarykščios tamsos, kurio gyvenimas būtų skirtas artimo ir tėvynės labui. Pasakykime savo, tasai žmogus būsiu aš. Šios mintis iškreipimosi į Lietuvos žmonės, kurį perskaitė Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatas Kazys Saja. Baigiamąjį žodį tarė Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, padėkojęs visiems, o labiausiai žinoma atvykusiems iš svetur, už moralinę pagalbą. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos rūmose nuaidėjo Lietuvos valstybės himnas. Šiandien Respublikos aukščiausioje taryboje įvyko spaudos konferencija. Su žurnalistais susitiko ir jų klausimus atsakė aukščiausiosios tarybos neeilinio posėdžio svečiai bei Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojai Bronius Kuzmickas ir Kazimieras Motieka. Šiandien svečiai iš užsienio Tarybų Sąjungos Respublikų atvykę į Respublikos aukščiausiosios tarybos neeilinį posėdį susitiko su aukščiausiosios tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu, jo pavaduotojais Kazimieru Motieka ir Broniumi Kuzmicku, aukščiausios tarybos prezidiumo nariais, deputatais. Lemtingas Lietuvai anų metų dienas prisimena Juozas Urbšys. Birželio vidury 1940 metais buvau savo vyriausybės pavestas Maskvoje kalbėtis su Tarybų Sąjungos vyriausybė dėl jos daroma Lietuvai priekaištų. Birželio 14 apie 11 valandą vakaro pakvietė mane vėl į Kremlių. Ten priėmė mane ir Lietuvos pasiuntinį Maskvoje daktarą Vladą Natkevičių, su kurio drauge nuvažiavome į Kremlių. Priėmė mus Molotovas ir paėmęs nuo stalo raštą perskaitė. Tas raštas ir buvo ultimatumas. Tame ultimatume pradžioje buvo dėstomi įvairūs prasimanyti priekaištai Lietuvos vyriausybei, o paskui pabaigoj žiaurūs reikalavimai pakeisti vyriausybę, atiduoti teismui vidaus reikalų ministerį ir saugumo departamento direktorių, o svarbiausia ir blogiausia, kas buvo tame ultimatume, tai buvo
užtikrinti laisvą įėjimą į Lietuvos teritoriją, neribotam Tarybų Sąjungos kariuomenės skaičiai, kuris užims visus svarbiausius Lietuvos teritorijos punktus. Birželio 15-ąją sovietų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Birželio 15-ąją iš Maskvos į Kauną atskridę Dekhanozovas ir Pozniakovas pradėjo Lietuvos vyriausybės pertvarkymus. Gražioje Pasvalio rajono Mūšos kolūkio gyvenvietėje, prie Sraunios upės ir kelio vedančio į Biržus, viename štai iš šių tvarkingų namukų gyvena nepaprasto likimo žmogus. Tai Krymo totorius, Osmanas Davletovas. Žmogus, kurio pirmoji pažintis su mūsų tėvynė prasidėjo lygiai prieš pusę amžiaus. Į Lietuvą Osmanas atėjo nekviestas, nelaukiamas, su ginklu rankose. 40 metais birželį apie pusę. Mes gavom įsakymą, aš tarnavau Slonimui miestą Belarusiją, ginklo meisterim buvo. Gavom įsakymą, kada žygiosim. A kur žygiosim, mums nieks nieko nesakė. Mes ėjom visą parą, paskui sustabdė ir pradėjo sakyti, kada mes keliaunam į Lietuvą, kada Lietuvoje, reiškia, raudonoje armėtis tenai diskriminuoja, pavogė tenai, panaikė, nu tai taip mes ir kareiviai žinot. A mes jau anos laikos, kada tylėdavom, bet mes daug žinodavom, kada jau mums labai meloj viską. Taip ir buvo. 1900, nežinau, ar birželio 20 dieną mes parėjom per Rubežę. Prieš Rubežę perėjimą man parspėjo, jeigu bus susišaudymai, reiškia, pasiruoškit atsakyti. Bet niekad nebuvo. Mums nuryta, neatsimena, 20 ar 19 to dieną, buvo jau prieis prie Rubežinį, Rubežinį kareivį lietuviškai su savo uniformą anos laikos, atidarė vartus įleidimum į Lietuvą. Įleidimum į Lietuvą su žmonėm netekdavo kalbėti. Mums buvo uždraustas, jokių būdų, civilių žmonėm reikalą neturėti. Kaimelė, kai mes jau norėjom išgerti vandenį, prie šulnio prieėjom, pradėjom gerti, žmogus atsinešė mums kibirą pieną, pradėjo vaišinti. Vienas išgerė, kitas išgerė, kur buvo, kur nebuvo, atsirado palitrūks atalakį, kad dėjai tam kibirą parapačias, parą apsipilo tas žmogus, pienai, patraukė petis šitaip, palikė to kibirą pudelį ir movė į sodybą savo. Lietuvių tauta taip pat kentėjo, kaip ir, kada ir mažiau gal kentėjo, kaip Krymo totoriai, bet yra iškentėjęs tiek ir tiek. Kurį laikotarpį rajonai buvo tarytum be realios vykdomosios valdžios, bet pamažu ir šis sudėtingas, prieštaringas procesas artėja į pabaigą. Štai Švenčionių rajone tik dabar pirmąsyk susirinko visa teisėta valdžia. Tarybos nariai, miesto apylinkių merai, valdytojai, viršaičiai. Pranešėjai supažindino susirinkusius su naujais tarybų darbo principais, savivaldybės organų darbo veiklos gairėmis. Valstybinių organų bei rajoninių organizacijų vadovai atsakė į opiausius pastarimo dalyvių klausimus apie prekybos, transporto, socialinio teisingumo ir kitas problemas. Ir šiandien mūsų pasitarimas, kaip tik mes norėjom išsiaiškinti kompetencijas. Taryba, ką turėtų veikti ir merai, viršaičiai, kadangi jie dabar vienvaldžiai organai, taip jau teritorijoje savo yra trupučiuką tokie, savarankiški organai ir vienu žodžiu, kaip jie turėtų organizuoti savo darbą, kaip spręsti operatyviau, greičiau iškilusias problemas miestui, apylinkiai. Na, o Vilniuje šiandien Lietuvos Respublikos ministrų taryboje įvyko vyriausybės ir miestų bei rajonų savivaldybių vadovų pasitarimas. Savivaldybių tarybų pirmininkai, miestų merai, rajonų valdytojai savo pasisakymuose kėlė vietinio ūkio ir nuosavybės, vietos finansinių išteklių, savų teisių įgyvendinimo, valdymo kompetencijos ribų ir kitas problemas.
Pasitarimo metu buvo pabrėžta, kad nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas neįmanomas be glaudaus vyriausybės ir savivaldybių darbo, atrandant būdus, kaip deleguoti vietinėms valdžioms ir valdymo struktūroms tas funkcijas, kurios yra užfiksuotos vietos savivaldos pagrindų įstatyme, kartu neužmirštant strateginių Lietuvos Respublikos raidos reikalų, nepaverčiant valstybės aritmetinę savivaldybių sumą. Pasitarime kalbėjo ir į iškeltus klausimus atsakinėjo vyriausybės nariai, ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, bei jos pavaduotojai Algirdas Brazauskas ir Romualdas Ozolas. Ministrai. Tarybų sąjungos vyriausybės pavedimu nuo birželio 16 dienos 0 valandų Lietuvos valstybiniai rajoniniai elektriniai bus tiekiama 4 milijonai kubinių metrų gamtinių dujų. Tai 1,5 milijono daugiau nei įgaudavo iki šiol. Gavę papildomą dujų kiekį, elektrinės darbuotojai galės paleisti dar vieną 150 MW galingumo agregatą. Dabar per parą elektrinose bus pagaminama apie 14 milijonų kWh elektros energijos. O dabar jūsų dėmesio reportažas iš Mažeikių rajono komisijos ekonominės blokados padariniams sušvelninti posėdžio. Tokie posėdžiai organizuojami 3 kart per savaitę. Visuose rajono ūkiuose prasidėjo pašarų gamybos darbai, išėjo daug gana ir sudėtingos technikos ir mes jau šiandieną matom pagal turimus kūro rezervus, kad mums neužteks. Ieškome ir darome žygių į Estiją, ištegavom nedidelius kiekius, bet dabartiniu metu mūsų ūkių vadovai ir žemės ūkio skyriaus darbuotojai buvo išvažiavę į Leningradą. Tenais yra sutarta, kad mes gausim 200 tonų benzino, apie 200 tonų dizelinio kūro ir šiandieną mes jau jį gaunam ir skaitom, jeigu visą susivešime, galėsime įvykdyti pašarų gamybos savo užduotis ūkiuose. Jūsų ekranuose matyti kadrai filmuoti Purvėnų kolūkyje. Kolūkio pirmininko Česlovo Čiapo teigimu, dar ne vieną vasarą ūkio žmonės nėra dirbę taip susitelkę su tokiu ūpu, kaip šią sunkę visai Lietuvai vasarą. Birželio 13 dieną dėl materialinių, energetinių ir kuro išteklių stokos pramonėje, statyboje ir transporte priverstinai nedirbo 16,6 tūkstančių žmonių. Be to žemės ūkyje pagrindinio darbo nedirbo 8,2 tūkstančių mechanizatorių. Anksčiau grafiko išleista mokamų atostogų 22,3 tūkstančių žmonių. Darbo sutrikimai palietė daugiau kaip 1/4 pramonės įmonių, 51% organizacijų, beveik 57% transporto įmonių, o bendrojo naudojimo autotransporto 95% įmonių. Nuo birželio 6 dienos iki 13 dienos įmonių, kuriuose buvo prastovų skaičius, padidėjo 26, nedirbančių žmonių 80 tūkstančių, atostogaujančių 2,7 tūkstančių. Visiškai stovi 9 pramonės įmonės: Panevėžio, Kėdainių, Marijampolės cukraus fabrikai, Mažeikių naftos perdirbimo, Kauno dirbtinio pluoštų gamyklos, Kauno ir Klaipėdos kūjinių fabrikai, Anykščių vėlimo fabrikas Spartakas, Kėdainių chemijos gamykla. Kai važiuojate iš Palangos į Klaipėdą, dešinėn kelio pusėn geriau nežiūrėkite. Ant stulpų ir net ant medžių prikalti užrašai gali nemaloniai paveikti jūsų nervus ir pakenkti eismo saugumui. O į mūsų naivų klausimą, ar galima prieiti prie jūros, išgirdome. Без командования я не буду ни на что отвечать. Как вы чувствуете в Республике Литвы? Хорошо, себя всю жизнь чувствую. Только недоволен новыми переменами. Čia maždaug 1200 hektarų plote įsikūręs priešlėktuvinės artilerijos poligonas. Ir šie neprižiūrimi miškai kariškių, ir šios nepjaunamos pievos kariškių, ir šis namas tolumoje ne ūkininko, ir 14 km kranto ruožas tarp Palangos ir Klaipėdos ne poilsiautojams. Kodėl tokia didelė teritorija reikalinga poligonui? Бывают такие случаи. Пускает солдат ракету. Или офицер ракету пускает. К сожалению, у нас не все по идеальной схеме работает, так сказать. В том числе и случаются образцы, которые, значит, дефект какой-то у них. То ли это заводской дефект, то ли в результате небрежного обращения с ней где-то.
взял он ее, где-то стукнул, а это же электроника. Где-то что-то там оборвалось, где-то что-то помялось, понимаете? Пуск, и пожалуйста. Значит, ни солдата нет, ни ракеты нет. Значит, окружающих, естественно, должно быть как можно меньше. И как вы считаете, это будет такое соседство, если, значит, здесь, как каланы на Камчатке, будут лежать люди, которые прибыли сюда отдыхать, да? И вот такой вот непредвиденный случай. Или пускаем мы ракету, вот согласно этой схеме, здесь особых таких секретов нет, вот, пускаем мы ракету, да, вот ее. Она вместо того, чтобы полететь туда, куда нам хочется, она, к сожалению, полетела обратно. Įtikinantis argumentai. Virš galvų švilpiant sviediniams ir net raketoms, pliaže kaip ruoniai gulėti nenorime, bet ramų pajūrį skirtą poilsiautojams turėti norime. Jo labiau, kad ši zona Palangos generaliniuose planuose numatyta kaip įsisavinama teritorija. Tai gaila, kad tokiai dideliai nuostabiai teritorijai kariškiai. Mums taip pat gaila, nes jie trukdo plėsti Palangą. Kažkur tai labai netgi trukdo, bet labai sunku su jais ir dar kovoti mums. O ką čia įkurtumėt, ką čia padarytumėt, jeigu būtų jūsų valia? Visose Palangos generaliniuose planuose buvo numatytos šitos teritorijos naujų poilsio vietų įsisavinimui. Tos teritorijos yra labai dėkingos, nuostabios vietos, neurbanizuotos iki šiol. Būtų galima toliau vystyti poilsio industriją ir Palangai tas dabar šiuo metu labai yra reikalinga, kadangi dabartinės Palangos teritorijos jau praktiškai visos yra įsisavintos. Palangiškiai daug vargų patyrė, kol pavyko iškeldinti iš miesto centro radiolokatorius. Dabar jie poligono teritorijoje. Ačiū Drobės susivienimui, kad davė 1,5 milijono rublių, nes Palangos miesto valdžia turėjo ne tik savo jėgomis iškeldinti lokatorius, bet dar ir 20 butų kariškiams pastatyti. O jeigu Palangos taryba priims sprendimą iškeldinti visą poligoną, paklausėme pulkininko Ozerovo. O pulkininkas pasirodo humoristas. Sako, o ar Palanga turės savo armiją tokiam sprendimui įgyvendinti? Viltis viena, tik politiniai abipusiai Lietuvos Respublikos ir Tarybų Sąjungos sprendimai gali demilitarizuoti mūsų pajūrį, kaip ir visą Lietuvą. Vilnius, nepriklausomybės aikštė. Artėja 18 valanda ir 30 minučių. Į aikštę renkasi Lietuvos ir Vilniaus svečiai, sostinės visuomenė, visi tie, kas atsiliepė į Lietuvos socialdemokratų, krikščionių demokratų, demokratų, žaliųjų partijų bei Lietuvos laisvės lygos raginimą paminėti juodąjį jubiliejų. Gedulo juosta perrišta Lietuvos vėliava. Į susirinkusius kreipėsi Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Kazimieras Antanavičius. Prieš 50 metų tikriausiai irgi buvo tokia graži birželio diena. Šito nepamenu. Tačiau gerai pamenu 48-ųjų gegužės 22 dieną. Buvo nuostabus gegužės rytas, kada mano šeima išvažiavo į Sibirą. Liko su mažyte seserė, kuri vis klausia, o kada gi mama grįš? Ir niekaip negaliu išaiškinti, kad niekada jį gal nebegrįš, o man buvo 10. Įsižiūrėkime į šių žmonių veidus. Daug ką matė, daug ką žino, daug ką prisimena. Prie mikrofono visų partijų renginio organizatorių atstovai, 45 para badaujantis Petras Psizikas. Vakar dienos šventė neeilinė mūsų tautai. Tūkstančiai Vilniečių, šimtai tūkstančių per Lietuvą nešančių kryžius iš naujo gimdo Lietuvą. Nors neturėjome galimybės išklausyti visų oratorių, tačiau visų kalbėjusių ir susirinkusių nuomonės sutapo. Nevalia atšaukti nepriklausomybės aktą, atgal niekada. Telegramų agentūros perdavė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džordžo Bušo proklamaciją, kuria 1990 m. birželio 14 buvo paskelbta Baltijos Respublikų laisvės diena.
Kova dėl Baltijos Respublikų laisvės įžengė į naują didelių pažadų ir vilčių erą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 50 metų pastangos atkurti laisvę ir nepriklausomybę pradėjo duoti vaisių, sakoma dokumente. 50 metų Jungtinės valstijos nepripažino smurtinio Baltijos valstybių įjungimo į Tarybų sąjungą. Kaip aš užtikrinau Lietuvos ministrė pirmininkė, kai ji nesenai lankėsi su vizitu, Jungtinės valstijos tebėra ištikimų šiai politikai. Mes remiame Baltijos tautų apsisprendimą ir raginame Tarybų sąjungą pradėti sąžiningą dialogą su atstovais Baltijos vyriausybių, kurios per laisvus ir sąžiningus rinkimus gavo liaudies mandatus. Mes pakeliai sutikome žingsnius šią linkmę ir tikimės, kad įvyks turiningas ir produktyvus dialogas. Senatorius Williamas Armstrongas pasiūlė įstatymo projektą, kuriame numatoma skubiai suteikti Lietuvai $10 milijonų vertės pagalbą maisto produktais, vaistais ir drabužiais, kad būtų padėta įveikti ekonominę blokadą. Šis įstatymo projektas bus pirmasis kongreso mėginimas suteikti pagalbą Lietuvai. Jame prezidentui rekomenduojama susitarti su Tarybų sąjungos vyriausybė, kad ši leistų suteikti $10 milijonų vertės pagalbą. Latvijos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumas ryšium su 1940 metų birželio 17 įvykiais Latvijoje kreipėsi į tautą. 1990 metų birželio 17 dieną sukanka 50 metų nuo tos dienos, kai Latvijos Respublika buvo pajungta svetimai valdžiai pagal 1939 metų rugpjūčio 23 dienos Stalino ir Hitlerio slaptą susitarimą, sakoma kreipimesi. Šią dieną Latvijos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumas ragina visus Latvijos gyventojus dar kartą suvokti, kad tik nuo mūsų priklauso, ar tauta bus laisva ir nepriklausoma. Mes tai įgysime savo darbų Latvijos Respublikos labui. Mes tai įgysime kartu kurdami teisinę ir demokratinę valstybę. Mes neturime pagrindų netikėti savo ateitimi. Mums nėra kada delsti, mes turime dirbti. Latvijos Respublikos nepriklausomos komunistų partijos centro komiteto valdybos posėdžio dalyviai tylos minute pagerbė Latvijos gyventojus nukentėjusius nuo stalininių represijų. Posėdžio dalyviai svarstydami politinį kalendorių, kuriame pilna liūdnų politinių datų, pasmerkė Latvijos komunistų partijos TSKP platformos pagrindų 25 suvažiavimo rezoliuciją dėl tarybų valdžios atkūrimo Latvijoje 50-mečio. Valdyba paragino partijos narius visas demokratinės jėgas nedalyvauti jubiliejiniuose renginiuose, kuriuos organizuoja Latvijos komunistų partijos TSKP platformos pagrindų centro komitetas. Estijos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku likviduotas Estijos televizijos ir radijo komitetas. Jo pagrindu įsteigtos savarankiškos organizacijos Estijos televizija, Estijos radijas bei informacinis skaičiavimo centras. Šiandien Rusijos federacijos aukščiausiosios tarybos sesijoje buvo renkamas Rusijos federacijos ministrų tarybos pirmininkas. Po ilgų debatų ir svarstymų balsų daugumą balsuojant antrą kartą buvo išrinktas Ivanas Silojevas. Ukrainos sostinėje prasidėjo masinis visuomenės organizacijos Černobyl pirmasis suvažiavimas. Jo delegatai apsvarstys Černobilio avarijos padarinių likvidavimo problemas, priims organizacijos įstatus. Šiandien Berlyne baigė darbą Varšuvos sutarties organizacijos gynybos ministrų komitetas. Posėdžio dalyvių priimtame bendrame komunikate numatyta parengti priemonės politinio konsultacinio komiteto deklaracijai, priimtai šių metų birželio 7 dieną Maskvoje įgyvendinti. Normaliai padėtis Rumunijos sostinėje šachtininkai ėmėsi palaikyti viešąją tvarką, šeimininkauja Bukarešto gatvėse. Universiteto aikštėje atnaujintas pėsčiųjų ir automobilių eismas. Kvartalo, kuriame yra vidaus reikalų ministerija ir sostinės policija, vyriausybės rūmai Viktorijos aikštėje, su patankų ir šarvuotojų transporterių kordonai. Pranešama, kad kompetitingi organai iškėlė baudžiamąją bylą.
Šiandien Korėjos pusiasalio pietuose prasideda protestų žygis prieš Japonijos kariaunos nusikaltimus kolonijinio viešpatavimo Korėjoje metais. Tai praneša į Seulo agentūra Renhap. Antigva, Gvatemala. Šiandien šiame sename miestelėje už 50 km nuo Gvatemalos sostinės prasidėjo Centrinės Amerikos šalių prezidentų susitikimas. Filipinuose toliau mažėja šalies prezidentės Karason Akino populiarumas. Šiuo metu tik 48% filipiniečių patenkinti Akino veikla administracijos vadovės poste. Austrijos miesto Zalcburgo policijos turisto važiuojančių iš Turkijos į Vokietijos Federacinę Respubliką bagaže surado 21 kg heroino. Juodojoje rinkoje konfiskuoti narkotikai būtų kainavę maždaug 40 milijonų Austrijos šilingų. Ką tik gavome pranešimą, kad šiandien Vilniuje draugystės viešbutyje įvyko priėmimas Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos neeilinėje sesijoje dalyvaujančių svečių garbei. Aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis padėkojo už dalyvavimą sesijos darbe, už palinkėjimus Lietuvos žmonėms žengti nepriklausomybės keliu. Priėmime, kurį organizavo aukščiausiosios tarybos prezidiumas, dalyvavo aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojai Bronislavas Kuzmickas, Kazimieras Motieka, Respublikos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, kiti aukščiausiosios tarybos ir vyriausybės vadovai. Į Lietuvą ministrų tarybos kvietimu atvyko 3 Kanados verslininkai. Gintas Bėrius, Algis Augustinaičius, kaip supratote, mūsų tautiečiai, ir Kalijų Laanemets, estų kilmės. Užsienio ryšių departamento parengtoje programoje yra ir Lietuvos komercinės parodos apžiūrėjimas. Čia mes ir kalbėjome su svečiais bei departamento generaliniumi direktoriumi Rimantu Purtuliu. Mes, kaip su jais pradėjome dirbti Kanadoje, ne tik remiamės tautiečiais, labai malonu, kad plėčiasi tie mūsų ryšiai. Mes iš keliasdešimties projektų Kanadoje atrinkome, susiaurinom savo sritį, dabar su gerbiamais kolegomis, taip daryti pavadinti, jau konkretizuojame, kurie tie projektai yra realūs ir ypatingai žiūrime tempo. Mes šiandien blokados sąlygom negalim galvoti, kaip mes būsim už 10 metų. Teisingai mes privalom galvoti, bet taip pat turi spręsti klausimus, kurie reikalingi šiandien, per 1, 2, 3 metus. Ir matyt, čia viena iš tų firmų, su kuriomis su tautiečių pagalba Kanadoje mes galime labai sparčiai per 1, per 2 metus, kaip kalbėjo ir ponas Bėris, tiesiog per 2-3 mėnesius rasti ir komercinius, ir techninius sprendimus. Vieni žiūri į prekes, kur gali tenais parduoti, o kitaip reikia žiūrėti, kaip čia įkurt gamyklas, kad galėtumėm irgi ne tik tai prisidėti viduj, kai sakant, reikalavimų, bet irgi reikalavimų, kai vakarų Europai, rytų Europai, Kanadai, Amerikai ir taip toliau. Norėčiau pasakyti, kad labai maloniai esu nustebintas kokybę ir įvairumu tų visų produktų, kuriuos čia parodoj turit ir kuriuos galėjau pamatyti. Ir aš tikiuosi, kad bus labai sėkminga bet kokie bendradarbiavimai arba pardavimai. Kaip jau minėjome praėjusį kartą, Lietuvos operos ir baleto teatro trupė surengė koncertą ir Erfurto operos teatro scenoje. Buvo parengta programa iš šiuolaikinio baleto, ištraukos iš mūsų teatro naujausių pastatymų. Žiūrovai turėjo gražią progą gerėtis, susipažinti su Jolantos Valeikaitės, Nelės Beretinos, Petro Skirmanto, Vytauto Kudžmos, Aušros Gineitytės, Loretos Bartusevičiūtės, kitų artistų šokio menu. Sėkmingai čia debiutavo ir Edvardas Malakys. Pasižiūrėti baleto iš Lietuvos atvyko nemažai gerbėjų iš aplinkinių miestų, vakarų Vokietijos. Pertraukos metu sutikome lietuvių šeimą gyvenančią netoli Erfurto. Šiandien mums irgi labai patinka daug džiaugsmo, tokių įspūdžių yra, tokie įsireiškimai, tokie visok labai gerai padaryta. Man labai patiko tas baletas, man atrodo, kad labai jis buvo gerai pastatytas, yra labai gerai ir šokis, šokėjus ir šokėjai labai gerai studijavo savo roles.
Nežiūrint į tai, kad Rytų Vokietijos teatrai, kitos kultūros įstaigos dabar pergyvena savas pertvarkos dienas, Lietuvos baleto bei orkestro diriguojamo Vytauto Viržonio pasirodymus Erfurto ir Veimaro teatrų scenose gerai vertino tiek eiliniai žiūrovai, tiek ir vietos spauda, teatro kritikai. Šiandien Vilniaus parodų rūmuose pirmą kartą atidaryta garsaus fotografo ir įdomaus žmogaus Zenono Žiburtavičiaus paroda. Kol jūs stebėsite jo darbus, aš pabandysiu nors trumpai papasakoti apie patį autorių, juk kūryba ir kūrėjas tai neatsiejama visuma. Savo karjerą Zenonas Žiburtavičius pradėjo dirbdamas žurnalistu, rašė tekstus, iliustruodamas juos savo fotografijomis. Ir tai tęsiasi tol, kol autorius pajuto, jog tobula nuotrauka nereikalauja komentarų. Atidžiau stebint jų nuotraukas galima rasti ir literatūrinių elementų, apybraižų, satyros, lyrikos. Autoriui svarbiausia Lenkijoje egzistuojančios problemos, tačiau jam nestebimos ir pasaulio aktualijos. Grįžęs iš Ispanijos, Japonijos, Prancūzijos, Graikijos, Kubos, Tarybų sąjungos, jis džiugina fotomeno gerbėjus originaliais darbais. Zenonas Žiburtavičius dirba fotografu populiariame žurnale Kobieta į Žytę, bet jo nuotraukos dažnai papuošia ne vieną užsienio leidinį. Jo kūrybą ir darbą tiksliausiai vertino japonai, pasakė Žiburtavičiui, jog jis dirba kaip tikras japonas. Labas vakaras. Na, pasaulio dėmesio centre ir toliau lieka futbolas. Tad šiandien pirmiausia apie jau anksčiau sužaistas rungtynes. Vis netyla kalbos po rungtynių Tarybų sąjunga Argentina, o kalba apie švedų teisėją Eriką Fredriksoną, kuris neskyrė 11 metrų baudinio į argentiniečių vartus po to, kai Diegas Maradona sužaidė ranką baudos aikštelėje. Deja, kalba apie tai tik tai spaudos puslapiuose, FIFA atstovai visiškai ramus, jokios pražangos jie čia neižvelgia. Kamerūne visa tauta švenčia savo futbolininkų pergalę prieš rumunus. Ir jau tapo žinoma, kad visi Kamerūno komandos žaidėjai pagal sutartį su jaunimo ir sporto ministerija gavo po $10 000 už šią pergalę. Tačiau šalies prezidentas nusprendė, kad tokio užmokesčio per mažai ir apdovanojo visus futbolininkus dar po $3 000. Beje, Argentinos futbolo žvaigždė Diegas Maradona pareiškė, kad šitas čempionatas paskutinis jo karjeroje, 94 metais man bus 34 ir aš būsiu jau per senas, pareiškė Maradona. Žanluka Vialis nesugebėjo realizuoti 11 metrų baudinio. Italų tifozai gana sunkiai pergyveno tokį mažą įvarčių skaičių, bet pasibaigus rungtynėms vėl visa Italija tapo tarsi viena futbolo fiesta. Jau aišku, kad jų komanda toliau žais antrame rate. Šiandien įvyko dar vienerios rungtynės Čekoslovakija-Austrija, taip pat pasiektas tik vienas įvartis, jo autorius Bilekas. Įvartis į Austrų vartus krito iš 11 metrų baudinio 29 žaidimo minutę. Tiesa, progų Čekoslovakija turėjo ir daugiau, nors šiaip rungtynės didelių grožių nepasižymėjo. Šiandien bus žaidžiamos dar vienos rungtynės, jų pradžia visai tuoj pat nuo 10 valandos susitinka Vokietijos Federacinės Respublikos ir Jungtinių Arabų Emiratų komandos. O dabar jau galima pasakyti, kad kol kas po 2 pergalės yra iškovojusios Italijos, Čekoslovakijos ir Kamerūno rinktinės. Tiesa, šiuo metu dar ne visos komandos sužaidė vienodą rungtynių skaičių. Na ir dar keletas detalių. Vienintelė vieta Romoje, kur pasaulio čempionato dienomis galima nusipirkti svaigalų, Italijos parlamentas. Italijos ir Austrijos komandų rungtynių metu Romos policija užfiksavo tik vieną vagystę. Tuo pačiu metu, prieš metus, sostinėje buvo padaryti 28 tokie nusikaltimai. Na ir dar viena informacija, šį kartą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jau žinome, kad Detroit Pistons krepšininkai 5. mače 92-90 nugalėjo Portland Trail Blazers komandą ir išsaugojo NBA čempiono titulą. Na, bet vis dėlto svarbiausia, kol kas, kaip jau sakiau, lieka pasaulio futbolo čempionatas, nors mums lietuviams vienas įdomus įvykis vyko Kaune. Taigi, apžvalgos pabaigoje sutuoktuvės. O vyro ir žmona šiandien oficialiai buvo įregistruota mūsų krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis ir gražioji vilnietė 88 Ingrida Mikelionytė. Tad toms, kurios slapta turėjo vilčių, šiandien jau galima bent kuriam laikui nurimti, o platesnį reportažą apie Arvydo Sabonio ir Ingridos Mikelionytės vestuves matysite Sporto studijoje ir Kauno redakcijos rengiamoje laidoje sekmadienio rytą. Na, o
o jaunajai šeimai belieka palinkėti laimės, meilės ir kuo mažiau juodų dienų. Rytoj Lietuvoje nepastoviai debesuota, kai kur trumpas silpnas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 3-8, diena 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje trumpas silpnas lietus, temperatūra naktį 5-7, diena 15-17 laipsnių. Per kitas 2 paras daugiausia be lietaus. Keturis kartus